Mes santykiuose būname ne tuo, kuo norime būti, o tuo, su kuo sutinkame. Ir labai dažnai net nepastebime, kaip tame pasirinkime prarandame save. Kada stengiamės įtikti, nutilti, prisitaikyti, mes iki šiol tikime, kad tik taip galime pelnyti kito žmogaus dėmesį ir meilę. Visai gali būti, kad kiti tada žavisi tavimi, tokiu fainu žmogumi, bet giliai mes viduje vis tiek jaučiamės kažkokiu tai nematomu, nesvarbiu. Ir tada atrodo, kad didžiausia problema yra tas kitas žmogus, kuris nevertina tavęs. Bet iš tikrųjų, tas žmogus, kuris nevertina tavęs, pirmiausia esi tu, nes neleidi kitam žmogui priartėti ir pažinti save tikrą. Kai slepiesi už to susikurto, kaiži kada iš vaikystės atsinešto savo vaidmens fasado. Ir ne todėl, kad taip nori dabar, o todėl, kad kitaip nebemoki. Tas kažkada susikurtas tavo vaidmuo tapo didelė dabartinio tavęs tapatybės dalimi. Bet žiūrėkite, mes juk užaugom ir nebesam tokie stipriai priklausomi nuo kitų mums svarbių žmonių. Mums nebereikia stengtis įtikti jiems, kad priimtų mus tokius, kokie dabar esame. Priešingai, tie kažkada išmokti vaidmenys dabar kaip tik atsisuka prieš mus ir neleidžia santykiuose būti tikru, nuoširdžiu, laimingu. O apie tai, kaip pradėti keistis ir į santykius susigražinti vis daugiau savęs tikro, kalbėsiu šiame Kavosų prasme įraše savivertės santykiuose, kaip pradėti keistis. Tai jau trečiasis mūsų pokalbis apie savivertę. Pirmajame ir kalbėjom apie tas labai labai senas ankstyvas vaikystės patirtis, kai mūsų savivertę įsitvirtinom kaip kažkokią tai nesąmoningai sudarytą slaptą sutartį su pasauliu apie tai, kad jei būsiu kažkoks kitoks nei esu, būsiu priimtas, mylimas, reikalingas. Antrame epizode kalbėjome apie tai, kas nutinka, kai pradedam šios sutarties po truputį nesilaikyti. Kai galbūt bandėme keistis ir vietoj laukto pagerėjimo atėjo nerimas, kaltė, gėda, pyktis. Kai kūnas reaguoja taip, tarsi būtum padaręs kažką pavojingo, nors iš tikrųjų tik bandėjai būti arčiau savęs, šiek tiek daugiau tikru. O šiandien kalbėsiu apie dar vieną labai svarbią vietą. Kaip tas pokytis realiai vyksta santykyje su kitu žmogumi. Nes savivertė susiformavo santykyje. Ir keistis ji turi taip pat ne vienumoje, o būnant su kitu. Ir čia atsiranda labai svarbus dalykas. Tai, ką kalbėjau pradžioj. Santykyje mes tampame ne tuo, kuo laikome save, ko norėtume. Mes tampame tuo, kuo pasirenkam būti, būdami šalia kito žmogaus. O dažniausiai tas pasirinkimas būna visiškai nesąmoningas. Autopilotų laikomės įprasto vaidmens. Ir vienas žmogus santykėje vis labiau nori artėti, ieško ryšio, nori kalbėtis, aiškintis, būti kartu, o kitas priešingai pradeda trauktis, tylėti, užsidaryti, ieškoti erdvės, kad galėtų pabūti vienas. Ir abu jaučiasi nesuprasti. Vienas galvoja, kad aš jam nesvarbi, o kitas man jau per daug to spaudimo ir buvimo kartu.
Ir dažniausiai tada kaltiname kągi partnerį, kad jis nemyli manęs arba kad jis ar ji elgėsi kažkaip ne taip, kaip aš tikiuosi ar norėčiau. Bet tai nebūtinai reiškia, kad tu ar partneris yra blogi. Tai yra apie dvi skirtingas vidinės patirtis. Vienas labai bijo būti paliktas, atstumtas, nereikalingas, o kitas labiau bijo santykyje būti suvalgytas, prarasti savo laisvę. Ir tik pradėjus tai matyti, atsiranda galimybė kažką keisti, nekovojant, nepriekaištaujant, o suvokiant, kasgi dabar vyksta tarp mūsų. Ir tai nėra lengva. Todėl šiandien noriu pasiūlyti tau ne taisyklės ir ne receptus, o kelias vidinės atramas, kurios gali būti tau vertingos, norint išbūti santykyje kitaip, šiek tiek arčiau savęs tikro. Man labai svarbu iš karto pasakyti, kad tau nereikia visko, ką čia girdėsi, prisitaikyti ir iš karto pulti daryti. Kartais pokytis prasideda nuo vienos vienintelės akimirkos per dieną, kai pastebi, su kuo kitu sutikai santykyje. Ir galbūt pasirinkti šį kartą truputį kitaip. Tad pirmoji atrama - savęs santykyje pastebėjimas. Kaip ir sakiau, dažniausiai nepastebim, kaip santykyje prarandam save. Kalbam, reaguojam, prisitaikom, tylim, ginamės, o paskui jaučiam sunkumą. Susivokiam, kad vėl manęs tame santykyje neliko. Todėl ir sakau, kad pokytis gali prasidėti nuo labai paprasto, bet realiai netokio ir lengvo dalyko. Tai yra sustoti ir pastebėti, kas su manim dabar vyksta. Kaip reaguoja mano kūnas, kur aš įsitempiu, susitraukiu ar priešingai sustingstu. Ką darau šioje situacijoje? Ir svarbiausias klausimas - ar pastebiu, kurioje vietoje aš nustojau būti savimi. Kartais vien šitas pastebėjimas padeda keisti santykį pirmiausia ne su kitu žmogumi, pirmiausia su savimi. Antroji atrama yra leisti savo būti tikru. Daugelis taip susitapatinam su tuo savo vaidmeniu, kad iki šiol negalime sau leisti būti nors kiek nuoširdesniu, atviresniu, tikresniu. Net jeigu tas vaidmuo dabar tapo kliūtimi jaustis laimingų santykiuose. O pradėti mokytis galima nuo labai paprasto sakinio, ne kaltinimo, ne spaudimo savo, o naujos patirties. Kai pradedu sakyti, man dabar nejauku, aš pasimečiau, aš taip nesutinku, aš noriu kitko. Ir galbūt pastebėkit save. Gal tai sakant jums atrodys, kad tai keista, nejauku, nesaugu, bet būtent čia pradeda keisti santykis, nes jame atsiranda vietos tikresniam tau. Trečioji atrama - atpažinti ribą tarp aš ir ne aš. Labai svarbu suprasti, kad riba nėra kaži kokia siena tarp tavęs ir kito žmogaus. Riba nėra atsitraukimas nuo kito žmogaus ar jo atstumimas. Riba yra būdas išlikti savimi, būnant santykyje, vis dažniau suvokiant tą skirtumą, kur esu aš ir kur ne aš. Ir kartais tai skamba labai paprastai,
man tai netinka, aš to nenoriu, man tai per sunku, man reikia laiko. Ir labai natūralu, kad iš pradžių bus baisu tai sakyti, nes viduje gali kilti tos senos baimės. Jeigu aš būsiu toks, manęs nepriims, nuvilsiu kitą žmogų. Jam dabar, jeigu aš tai pasakysiu, bus sunku. Ir svarbiausia atsiminti, kad riba nėra prieš kitą. Riba yra už tave, už tavo laiką, energiją, vertybės, norus. Prisiminkit tai. Ketvirtoji atrama - atskirti savo vidinį balsą nuo vidinių kritikų. Labai dažnai mūsų galvoje kalba balsai, kuriais patys save nuvertinam, baudžiam, gėdijam, pašiepiam, gazdinam, niekinam. Nebūk savanaudis, pakentėk, ne dabar, tai ne tau, kaip tau negėda, susijimk ir įrodyk ir panašių dalykų. Tie balsai mūsų galvoje sako, jie kažkada buvo mums labai svarbių žmonių žodžiai ir taisyklės, kaip turėtume būti, jaustis, elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Ir mes taip prie jų pripratome, kad tuos balsus pradėjome vadinti savo vidiniu balsu. Ir net nesuabejojame, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Todėl labai svarbus klausimas šioje vietoje, kas dabar manyje kalba? Kieno tai balsas? Iš kur aš tai išmokau ir sužinojau, kad turi būti taip ir ne kitaip. O tada dar vienas, dar svarbesnis klausimas. O ko šioje situacijoje noriu aš? Kas būtų, jeigu pabandyčiau kitaip? Ir pabūk su tuo, tol kol išgirsi atsakymą. Pokytis prasideda ne nuo to, kad imi ir staigiai pradedi elgtis kitaip, o nuo to, kad leidi savo suabejoti tuo vidinio kritiko, kuris dabar jau gyvena tavyje, balsu. Atskirk jį nuo savęs, kad suvoktum, kaip tau dabar iš tikrųjų yra. Ir penktoji atrama tai yra, aš taip vadinu, sąmoningas pasirinkimas. Kai pradedi save pastebėti, leisti savo būti kaskart vis tikresniu, brėžti ribas, girdėti savo balsą, atskiriant jį nuo vidinio kritiko, atsiranda vietos tavo tikram sąmoningui dabartiniai situacijai adekvačiam pasirinkimui. Ne tam autopilotiniam, ne iš baimės ar labai seniai įprasto būdo būti pasirinkimui, o sąmoningam. Ką aš dabar renkuosi, kaip noriu reaguoti, kuo aš sutinku būti šioje situacijoje. Ir kartais tas pasirinkimas gali būti labai mažas, kartais vos pastebimas. Bet būtent nuo tokių mažų pasirinkimų prasideda pokytis. Ir pajauti, kaip keičiasi santykis pirmiausia su savimi. Nes kol nėra tikro aš, tol nebus sveiko ir laimingo mes. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį noriu, kad išsineštum iš šio pokalbio. Pokytis santykyje, kad ir kaip norėtume, bet taip nebūna. Labai retai būna, kad jis būtų sklandus, vyktų gražiai, visiems priimtinai. Pokytis labai svyruoja. Vieną kartą pavyksta pasirinkti, būti tikriau, labiau, arčiau savęs.
O kitą kartą žiūrėk, vėl grįžti į savo seną vaidmenį. Ir svarbu šitoj vietoj suvokti, kad tai nėra kažkoks pralaimėjimas. Tai tiesiog tavo kelias, kuriuo tu dabar pasirinkai eiti, susigrąžinant save. Ir žinok, tu visada gali grįžti ir tęsti nuo tos vietos, kurioje sustojai. Ir visai gali būti, kad šiame kelyje pastebėsi, kad vienas žmogus geranoriškai žiūri tavo santyki, pasikeitusi santyki, išreikštus tavo poreikius, norus ir tau lengva su juo, o su kitais būna sunku. Kartais pamatysi, kad tavo pokytis kažkam, na, visai nepatiko. Ir taip turi būti. Svarbu nepradėti plakti savęs, o tiesiog atsakyk savo į klausimą, kuris galbūt gali tapti tavo esminė vidinė kryptimi. Kuo aš sutinku būti šiame santykyje? Ne kuo turėčiau, ne kuo norėčiau, ne ko iš manęs tikimasi, o kuo aš pats renkuosi būti dabar. Ir pabaigai dar viena galbūt ir jums svarbi bus mintis. Vertingu jautiesi ne tada, kai visada pasirenki ir pasielgi teisingai. Jautiesi vertingu, kai vis dažniau grįžti prie savęs tikro. Net jei tai vyksta lėtai. Net jei kartais sugrįžti tik mintise jau praėjus tai situacijai, apgalvojant, o kaip aš dabar galvoju, kaip aš galėčiau kitą kartą toj situacijoje pasielgti kitaip. Ir jei šiandien iš viso to, ką girdėjai, paimsi tik vieną dalyką, tegul tai būna ne visos atramos ir ne visi žingsniai, tegul tai būna viena akimirka, kurioje sustoji ir paklausi savęs, o kur šitame santykėje, kur to pokalbio, kurioje vietoje esu aš ir ko aš noriu. Nuo tokių akimirkų prasideda tikrasis pokytis. Su meile ir palaikymu, Danguolė.